Sveiki atvykę į mano kanalą, noriu pakviesti į mažą, bet visiškai unikalų miestelį - Subačių. Daugelis keliautojų pirmiausia važiuoja į Kupiškį, bet mano tikslas parodyti, kodėl verta pradėti būtent nuo čia. Subačiaus miestelis, kuris gimė iš geležinkelio ir iki dabar išlaikė savo savitumą. Papasakosiu, kaip viskas prasidėjo ir nuvesiu jūs nuo istorinių vietų iki šiandienos Subačiaus, kuris gali nustebinti daugiau negu tikitės. Subačius niekada nebūtų toks, koks yra šiandien, jeigu ne geležinkelis. XIX amžiaus pabaigoje nutiesta linija Daugpilis-Radviliškis atnešė tam kraštui judėjimą, prekybą, naujus gyventojus ir naujas idėjas. Stotis tapo tikru traukos tašku, aplink ją pradėjo kurtis parduotuvės, dirbtuvės, gyvenamieji namai. Jeigu dabar žiūrėsite į miestelį iš viršaus, Subačiaus struktūra vis dar primena geležinkelio miestelį. Viskas yra įsidėstę pagal bėgius. Tai viena iš tų vietų Lietuvoje, kur istorija matoma ne muziejui, o tiesiog nueinant kelis žingsnius